Sveikučiai, geros žinios, šiandien geriau jaučiuosi. Taip dar greit atsikėliau vakar, kol užmigojau, iki 2 realiai miegojau. Nemiegojau iki 2, neužmigti niekaip. Bet iššau tas 2 tabletes, tai paskui pravažiuojant jau numušau tikriausiai tą tokį purtulį kažkokį, nežinau. Tai šiandien iki 10, jau kolega skambino 10, tai tada tik pramerkiau akis, tai iškart jau jaučiau, kad geriau. Nu, dar yra toksai, bet gerai. Šiaip jau užskaitau, vakar buvo daug šudiniau, šiandien tai geresnė dienelė. Tai apie darbus tai paskambino, jam sugedo mūsų žuvies pjovyklė. Nutrūko kažkie varžtai, ne kažkie, žinau, nuo cilindro tokio, kur pjovyklė vartosi taip. Tai jau šokau mašiną, važiavau. Greitai atsikėliau, biškai apsiprausiau, pavalgiau ir šoviau iš karto, nes norėjau jisai, nes jam toli grįžti į Honiuksvogą apie 2 valandas, tai sako, anksčiau galėsi mano pakeisti, nes jis nenori dirbti viršvalandžių, biškai neapsipykė su šefais, bet, na žodžiu. Kai jisai nori dirbti, jam neduoda, o kai jisai nenori, jam liepia, nu tai ten, žodžiu, kita istorija. Tai lėkiau, paskui paskambino, kad dar trūksta jam ten tų įrankių sutvarkyti. Tai apsisukau, grįžau, bet ten to bičo nėra čia, kur mechanikas yra, kur turi paduoti įrankius. Tai dabar turiu laukti 1,5 valandos. Tai pradėjau montuoti filmuką. Dar kavos pasidariau. Ir geros naujienos. Čia yra iš šono nuėjus ofisai. Niekam neduoda tos slaptažodžių tikriausiai, nes yra Wi-Fi, bet niekas negauna, nes čia ne aš vienas dėjoju, kad blogas internetas, čia visi. Tai norėjau paprašyti striukės, nes striukės neturiu. Bet nėra dar šalta, bet jau reikėtų gal striukę apsirengti, nes susirgčiau vieną. Tai norėjau žiūriu, nėra ten to biržo, iš ten tų bosų. Ir žinau, mačiau, kur yra šitas modemas. Praėjau, žiūriu, nėra, žinai, tos striukės. Ne dėl modemo jau, išėjau lauką, žiūriu, nueina link garažo, tai reiškia laisvas plotas. Aš taip tuk ramiai, telefoną nusifotkinau slaptažodžius, dabar turiu internetą. Labai gerai. Labai gerai. Tai va, gerai užtenka šnekėti čia dabar. Montuoju filmuką, eisiu pasimti įrankių, o paskui valysim toliau kelią. Ir jo, man geros naujienos, tai šiek tiek geriau jaučiuosi. Sulaukiau mechaniko, pasiėmiau įrankius, tikriausiai, kad niekada nepamiršau, tai pasiėmiau suktuką, šitos eiti savo, žiauriai krenta žodžiai, gręžti skylę, kur reikia gręžti skylę, kaip su vadinasi, grąžtus ir kur išgręži skylę ir paskui įkali tokį ir išsuki varžtą, tai tokie irgi specialūs įrankėliai. Tai to susirinkau ir lėkiu. Savijauta tokia, sakau, kemančiam, tai gal daugiau šiami geresnė negu vakar, bet, nu, tokia. Galėtų būti geriau, tikiuosi, kad pramuš. Tai šiandien irgi nepersistengsiu daug su darbais. Jau geriau biškį padarysiu, biškį mažiau, bet gal grįšiu namo geriau pailsėsiu. Gal rytoj dar geriau jausiuosi, tai rytoj biškį pasidarbosiu, nes rytoj jau niekas nedirbs, savaitgalis, aš tik tai vienas nedirbsiu, o sekmadienį tai išvis nedirbsiu. Nes reikia važiuoti į Honiuksvogą, į buvusį savo namą, tai reikia susirinkti dar daiktus, kaip ir buvau minėjęs, tai reikia televizorių mest pardavimui, skalbiau mašiną, gal kam teliko reikia, bet niekur čia aš jo neišsiųsiu. Didelis yra 7,5 inčų, tai galėčiau Lietuvą vežti, bet per didelis, na čia nepatogu. Jo, o pasiėmiau dar drėgnų servetėlių pasiėmiau, kad nuvalyti traktoriaus langą, nes su sausu skudurėliu nenusivalo tos dulkės, tokios jos taip išsimozoja ir nieko gero. Tai va. Nu visai varėlis subjuro. Rūkas, lietus, tikras ruduo. Na, eina savo, baisu. Prie naujo, va šitą jau,
galim paklausyti, ką šneka, Hebra. Ten toliau pavažiavus yra kišenė. Kišenė. Į kišenę važiuok. Važiuok, pamatysi, nebergės, nepravažiuok. Nenuargo. Gazas. Duoti per gazą, blėt. Tu turės tiltą šalia, jeigu aš gazą paspausiu. Tai galėsi, ne garažė direktorė. Okay, lėkime darbus. Atvykome į įvykio vietą. Tiksliau, atvykau į įvykio vietą. Matome daugybę išmėtytų įrankių. Čia va. Ir sulūžo kažkur čia. Kurva. Ką pridirbai? Ir nutrūko Har, o dar. Ok, bandom suremontuoti ir imsimės darbų. Radau kažkokią strikę traktorių, bijau, kad nesusirgti vėl, nes jaučiuosi visas prakaituotas. Žodžiu, tą cilindrą išėmėm lauk ir bandysim naują skylę padaryti. Palikau kamerą ant lietaus, tai gali šiek tiek būti gal apsinešus, dabar dar blogiau. Tai apie situaciją. Dabar jau stipriai ryt pradėjo, tai jau nebelipsiu į lauką, bet cilindrą laikė to 4 varžtai ir visi nulūžo jam. Tai 3 išsuko, vienas pasiliko būtent į tarp tos plokštelės vidurį, tai reikėjo išdžiaist skylutę, įkalti ant tokį šudelį ir tada išsukti. Tai, žodžiu, į vieną sukom. Nebičios ne prie pat priėmė, kad prie pat, kad negautų jokio vertimo, nuo toliau paėmė ir nulaužė tą. Tai žodžiu, paskui gavom įsėmėm cilindrą, nusilyginom, šiaip netaip išsukom. Tai išsukom, bet nepasėmė įrankių, nes reikia su ilgais prailgintojais turėti ilgą prailgintoją, kad prisukti tuos varžtus jau. Tai žodžiu, niekaip nepasiekėm tų varžtų. Paskui, kur kalėm cilindrą, tai užkalėm cilindro galus, iš papačių vieną, bet su bulgarkė apšlifavom, tai įėjo, tai bandėm vis iškalti, žodžiu, užkalėm kitą, tai dabar nebegalim jau iškalti, nes į tą reikia įteišti tą šplintuką tokį, kad neišvažiuotų tas. Tai žodžiu, turėsiu važiuoti atgal į Skaidę, taip pat turėsiu važiuoti. Kokį neskanų saldainį davė su tais myžais, ar kaip jau vadinasi. Tai reikės pasiimti prailgintojus ir tada tą šplintuką reikės pasiimti siauresnį. Bet viską rytoj gal parodysiu, bus aiškiau jums, nes dabar čia, kai supasakojau, tai net pats nesupratau, ką supasakojau. Bet esmė tame, kad baigėsi mano darbo diena, nes jau 4:30, o pusantros valandos, gerą valandą. Jeigu nuvažiuot 4:30, 5:30, būtų 6, susirinkti, ant 8 atvažiuočiau, tai jokio tolko dėl ant 8. Ir nei valandos nepadirbčiau, pradėtų tempti ir žodžiu, nieko gero. Tai va, tiek žinių. Tai gali ir gerai. Koks ir gerai, tik atrodo biškį geriau pasijutau ir visą laiką prabuvom, va.
tokiam ore. Ant lietaus vėjas, tai gerai, kad radau kažkieno striukė lietpaltis, kažkaip toks, nežinau. Tai užsimečiau tą traktorių buvo. Tai ne taip, nes neturiu nei striukės nieko. Reikės prašyti pirmadienį. Šiandien prašiau iš tikrųjų, sako, einam paduosiu. Ai, sakau, geras oras, sakau, paduosiu pirmadienį, sakau, nuo stres. Galiau šiandien užsiprašyti iš tikrųjų. Nu, nieko, pirmadienį pasimsiu. Ta turiu, jeigu ką rytoj užsimesti. Tai viskas, varau namo. Ką žinau, kažką paveiksiu, palisėsiu. Dar geriau, biškai vėl sušalau, tai į lovytę ar matytės gal biškai pasigulinėti, pasilisėti dar po tos tokios įdomios lygos, bet, nu, šiandien jau geriau eikti savo. Tai ką, lėkiu link namų. Labas rytelis. O vėl lyja. Ir vėl lyja. O, pabėgojau. Ką, imsimės darbų, einu ieškoti įrankių. Oi, batus pamiršau apsimoti. Sutapkiau nevarysiu jau šį kartą. Tai chata mūsų krečia gal kokios 4 tailandietės. Tvarė su didžiausiais šitais įrankiais, plovikliais, kibirais, tai žodžiu, krės dabar kiekvieną kambarį. Bus švaru, gražu, gerai. Turėtų būti kaip prieš man atvažiuojant, bet nebuvo. Ok, varau susižiūrėti įrankių, kokių ten reikia. Biškį pasidarbosiu, daug nedirbsiu šiandien, savaitgalis vis dėl to. A ne? O, stovi. The beauty. Ten va visi įrankiai norėčiau pasiimti, bet einu pirmą susirasti pirštinės, nes labai murzina. Tai atsiuntė kodą. Bet neturiu dyzelio kortelės, jokios čia užsipilti sararkas. Kaip viskas nervina. Tai žodžiu, spaudžiam. Kodas bus toks, jeigu kažkam reikės atvažiuoti. Tai bus žvaigždutė. Ne, žvaigždutė. Žvaigždutė 260 ir atsirakina. Ne, nerodysiu jums to kodo. Paskui bus problemų. Ai, dar galiu ir turą po garažą parodyti. Čia va visokio briedo prisidėję. Nežinau, kas yra, čia gapas tikriausiai. Einam ieškoti pirštinių visų pirma, kažkokių. Čia tai toksai kažkoksai. Čia kažkas. Čia kažkas. Čia švilpia kažkas. O čia senoji mūsų pjovyklė. Su šita aš pjaudavau pirmus kartus. Tai čia 2019. Pirmą kartą pradėjau pjauti su šita pjovyklė. Bet būdavo problemų su jie, nes... Kur čia švilpia? Kur nesproktų? Nekeldavo rankos. Nu, keldavo, bet ten reikėdavo 10 mygtukų suspaust, kad pakeltų. Ne 10, 2 iš tikrųjų. Tai biškai blogai būdavo pjauti. Ir nežiūrėt, kas čia švilpia. Kažkur ten. O, dujotas koksai. Šfūras kažkas. O, mano tasai. Šepetys, automobilis, kustibil. Su šito taigi dirbau. Praeitus kartus. Nu jo, kaip pagalvoju, tai kiekvieną kartą atvažiavimas, tai vis kitą darbą dirbu. Dabar žolę pjaunu, prieš tai tos šonus valiau, paskui prieš tai su šituo dirbau, dar kitus darbus dariau, paskui stumdai sniegą, su fūra, su traktoriu frezuoji. Net neatsimenu iš tikrųjų, ką aš ten darau. Jo, einu ieškoti pirščių, nėra čia kokia iš laiką. Radau, kas čia cypia.
Supply. High oil level. Bet tai kur čia? Čia rimtai bus kabumpoj. Baisu. Einu ieškoti įrankių dar kartą. Nežinau, kur čia kas yra. Rimtai čia gali sprogti. Nusiorinu, kažkas įsigandau. Dings tuščiai. Susirinkau įrankius kelias. Pasiėmiau kitą mašiną, nes anoji nėra saliarkas, neturiu kortelių dyzelio. Nu kaip turiu, bet čia nėra degalinės, tik tai Laksvelio. Tai tingiu važiuoti iki Laksvelio, užsipilti kurą. O gal reikia važiuoti? Ne, su to geriau nuvažiuosiu. Pirmadienį iš čia užsipilsiu, tingiu važinėti irgi. Tai va, varau. Sutvarkysiu, nežinau, kiek aš šiandien dirbsiu, nes biškai yra kitų planų. Vieteliai jau atvykau. Tai vakar, ką pasakojau ten, tai aš pats nesupratau ir tikriausiai jūs to labiau nesuprantat. Tai paaiškinsiu, kame čia buvo problema. Tai problema buvo, nu kaip įrodžiau, jos šituose varžtuose, tai šitie varžtai iš čia ir iš čia 4 nutrūko, tai nu vienas pasiliko, nes čia eina varžtas ir čia yra cilindras, o cilindrai yra sriegiai. Tai va šitame būtent pasiliko, tai reikėjo nugręžti ir su tokiu šudeliu išimti. Tai buvom išsiėmę visiškai buvom visą cilindrą išsiėmę, nes nieko prieiti. Tai žodžiu, paskui užsikalė šitas. Čia yra tas špilka kišti, tai užsikalė šitas, tai šitą apsišlifavom, bet kaip bekaldami tą, paskui kitas galas labai išsiplėtė. Tai nebegalim iškalti, nei pasukti, nu kaip galėtumėm iškalti, bet neturėjom nei tinkamų įrankių, nei nieko. Žodžiu, kažkas čia dabar laikys, nes jeigu dabar jis niekur nejuda, tai arba reikės naują skylutę išgręžti, pradidinti, nes matosi, bet nelenda. Tai šiek tiek vėlikiau uždėjau dėl tokio safety, nu dėl saugumo. Kad neiškristų, nes jis šiaip tai neturėtų iškristi. O jeigu iškris ir nebus nieko blogo, tada galėsim įdėti naują šplintą. Čia menkos problemos šiaip realiai. Tai tokia ir situacija. Tokia ir situacija. Ką galėčiau jums papasakoti apie šitą dar daugiau, tai 8 metrų strėlė viso šito. Variklis net nežinau iš tikrųjų koksai. Neturėtų būti labai galingi, bet kato, matau, jo, kato variklis. Variklis gali, ne, kato, viskas kato. Viskas stovi kato. Tyliai dirba, gražiai. Tas anasis, kur turėjom, tai labai jau šaukdavo. Girdėdavas net pačiam traktoriui, labai vibruodavo visas toks švelnus. Nu, visiškai naujas yra. Šiais metais tik nupirko. Daugiau nelabai ką galiu aš jums apie jį pasakyti. Kokio galingumo? Gal 108 arklių, kažkas va 180, bet su turbinoms viskuo. Nežinau. Pažiūrėjom. Na, tingiu nedaryti, vis tiek darius nieko nepamatysi. O čia tai yra žvėris. Frezas, žvėris. Pažiūrėkit kokio aukštumo. Mano ūgis apie 1,86 m gal, 7,6 gal. Bet jau sensų traukiuosi, tai gal 1,30 m beliko. Bet čia tai žvėrės plotis, žodžiu, 1, 2, 3, 3,5 metro kokio pločio ir aukštis apie 2 tikriausiai metrų. Va kaip atrodo. Nu ką, padarom Kodiak Nordwest. Padarom trumpą apžvalgą. Tai daug nežinau apie jį. Pačiam vairuoti nėra tekę, nes aš kai pradėjau dirbti, tai tik metus į tą turėjom ir tik išvažiavo su juo 2 kartus. Ne, 1 kartą meluoju. Geso jisai ir taip ir žodžiu neteko su juo pavažiuoti. Tai yra
1000 arklių. 1000 arklių. Soliarkos valgo belė kiek, sakė. Bet pučia gerai. Nes tas išputeklis, tai tie, kur mūsų po 400 arklių, tai tas 2 kart toliau numeta tikriausiai. Geras, čia jau rimtas, jūs pažiūrėkit, kokie metalai. Na, aišku, 1000 arklių. Sukti turi būti rimčiau. Viskas. Ai, gaila, duris užrakintas šitas. Gal bus anas atrakintas. Atidarysiu variklį, parodysiu. Tai variklis realiai ir yra per visą šitą. Nes čia vien tik tai variklio kabina ir yra. Kato variklis, kiek pamenu. Caterpillar. Sudėtinga labai atidaryti, bet kaip nors. Na va. Sunku stovėti man, nežinau, matysis, nesimatys. Va, 12. Žiauru. Žiauru, stipriai stipru. Turbo. Caterpillar, kaip sakiau. Viską čia rodant variklį atskirai. Būšintuvas. Na, aišku, čia nieko mandro. Bet tuos filtrus keisdavom, labai kimždavos, kažkas čia būdavo, senu negerai, tai čia vieną stovėdavom, pumpuodavom, dizeliuką. Žodžiu. Nu, va 12, ta prasme. Čia yra stiprus reikalai. Twin turbo. Reiks eit pabandyti. Reiks eit pabandyti užkurti. Galėčiau prasilėkti. Ar yra kam nors tekę tokį pamatyti? Parašykit. Matyti ar valdyti galbūt netgi. Neatsidaro duris. Tuoj pabandysiu stipriau. Nu, truputį teko pavalgti, kol tas duris atidariau. Ant tiek užkepusios. Tai atsinešiau tokį. Nieko daugiau neradau, visur prašau, nieko gero. Ką, lipam į piloto erdvę. Va taip, va čia visas atrodo vaizdas dirbti. Vairas, užsidarom duris. Vairiukas. Ventiliatorius, ten šildytuvas. Čia galinio kamerio vaizdo kamera. Kiek žinau. Tai dabar darysiu taip. Nu, čia ir patys matot perskaityti. Čia yra galinių ratų valdymas. Šitaip va. Ir tikriausiai yra, tiksliai dar šito nežinau, bet bus išmetimo sniego, o šito kai spaudi, galiniai ratai vairuojasi. Tai ten viskas išklerė, atsimenu, tai sakė labai sunku valdyti. Toliau. Brrr. Toliau. Brrr. Nu, žodžiu. Pavaros. Reversas. Į priekį. Pavarų skaičius. Taip junginėjasi. Nu va, pirma, antra, trečia, ketvirta. Pavarytės. Forward, reverse, neutral. Čia viskas visiems aišku. Plow up, plow down. Čia šito nežinau. Sakau, nėra tekę man labai daug kurtis nesikuria, jokio degimo nėra. Kas dar čia? Tuvai, šviesos. Nu ir va taip, ne? Čia dar kažkokie įdomiai. Reikėtų gal eiti pabandyti, jeigu yra baterijos įjungti degimą, masę. Nu ir viršai magė. Blinkeriai. And so long. Įdomus vieštis. Būtų įdomu pabandyti. Būtų buvę įdomu pabandyti, bet kolega atsimenu sakė, geriau nenorėk, nes visiškai nesąmonė. Sakė, nu tokios šilumos nėra, tai šitas kaitina. Tai tą pasijungi, sako, per sekundę prikaitina, nebeįmanoma būti. Išjungi, langus pradeda traukti, šalta, nebeįmanoma vėl būti. Na, žodžiu, įdomiai.
Tai va, tiek žinių. Nu, moteraitės tai čia gerą reikaliuką užkūrė. O, prašau, viską šveičia, viską valo. Žodžiu, viską nuo pagrindų, kaip suprantu. Gyvensiu kaip lordas. Kažin, tvarkė mano kambarį, mano tvarkenkas kambarys parašė. Spėju, kad jo. Net nespėjau jo. Tvarkė. Gal ir netvarkė. A, jo buvo, nes matau, kad viskas čia sukelta. Pas manęs tvarkingas kambarys, taigi buvo. Kaip taip? Kaip taip? Aš viską taigi susitvarkiau. Žodžiu, gerai, nenusišneku. Einu mesti drabužius į skalbimo mašiną. Praustis, maudytis, kažką užkasti. Ir į kelią. Ar savo mažyčius susiukus reikia nusiskusti. Ok, tam kartui. Varau pas draugą į Altą, tai papuoliau dar ir į dviratininkų kažkokį maratoną. Žiauriai įdomu. Aš nesuprantu, kame čia replės yra. Man reikia skubėti, mes varysim į motokrosą. Stipriai, nu? Į motokrosą. Ką, prilėkėm į motokrosą. Biškį pažiūrėt, kaip Hebra važinėjasi. Tai draugelis važiavo? Šitas?